Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Patyrinėkime kartu, ką gali visų geidžiamas Apple iPhone 6. Štai jis daugelio svajonė. Kartu su juo randame įkroviklį, USB laidą su specialia Lightning jungtimi ir ausines patogioje dėžutėje. Pasirodžius iPhone 5S, vartotojai sakė, kad tai geras telefonas, bet ekranas jo per mažas. Išleisdamas iPhone 6, gamintojas atsižvelgia į klientų lūkesčius, jo ekranas optimalaus dydžio. Apple taip pat patobulino ekrano technologiją. Dabar ekranas yra kontrastingesnis. Balta kaip niekad balta, o juoda tikrai sodri. Kitų spalvų atkūrimas taip pat žavi. Korpusas yra pagamintas iš aliuminio, kas suteikia jam žavesio. Telefonas padidėjo, bet suplonėjo. Dėl to jis vis dar puikiai telpa į kišenę. Dizainas artimesnis pirmiesiems iPhone modeliams nei 5S. Net neįgudusi akis lengvai atpažins, kad tai Apple kūrinys. Sklando gandai, jog iPhone 6 lengvai lankstosi. Tačiau buvo atliktas tyrimas, kuriame ekspertai teigia, kad jam sulenkti jėgos reikia tiek, kiek perlaužti 4 pieštukus. Man tai nepavyko. Apple pakeitė jungimo mygtuko vietą, dabar jis dešinėje pusėje. Suprantu kodėl. Telefonas per didelis ir mygtuką viršuje būtų nepatogu pasiekti. Kairėje yra garso reguliavimo ir tylios aplinkos mygtukai, o apačioje Lightning ir standartinė ausinių jungtis. Apple teigia, kad pagerino baterijos laikymą iki 25%, tačiau testuojant užplūdo dvejopi jausmai. Kai žaidžiau ar žiūrėjau filmus, baterija šiek tiek liūdino. Ryškus ekranas naudoja daugiau energijos, todėl jį greitai išsikraudavo. Tačiau baterija gerai laikė, kai naudojausi paštu, socialiniais tinklais ir kitomis įprastomis programėlėmis. Beje, baterija integruota į telefoną, taigi prireikus negalima jos pakeisti. Ant popieriaus techniniai parametrai netrodo įspūdingai, tačiau nuomonę pakeičiame išmėginę, kaip veikia telefonas. Kaip ir priklauso iPhone modeliui, visos programėlės atsidaro greit ir be menkiausio strigimo, pavydėtinai greitai. Žaidimais irgi galima mėgautis tikrąja ta žodžio prasme. Telefono vidinė atmintis yra 16 GB, tačiau vartotojui palikta tik kiek daugiau nei 10. Galimybės ją praplėsti microSD atminties kortelę nėra. Tačiau jei telefone nesinešiojate įsirašę kalno filmų ir dainų, tai atminties turėtų tikrai užtekti. Vienas iš dalykų, dėl kurių labiausiai mėgstami iPhone telefonai, tai jų operacinė sistema. Ji tikrai puikia. Valdymas paprastas. Kiekvienas mygtukas yra ten, kur ir tikiesi. Funkcionalumas tikrai stebina. Na, tik galėtų būti ir lietuviškas meniu. Visai dėl to nepykčiau. 8 megapikselių kamera irgi verta pagirimo. Tai viena geriausių kamerų esančių telefonuose. Fotografuojant gerame apšvietime, nuotraukos gaunasi labai geros kokybės, ryškios. Mane nustebino tai, kad nuotraukos kokybiškos ir prieblandoje. 2 tonų blykstai išlaiko pakankamai gerą spalvų balansą. Kameros fokusavimas veikia neįtikėtinai greitai. Na, o mėgstantis fotografuoti ar filmuoti įdomesniais režimais, ras tikrai su kuo pažaisti. Kartu su 8 versijos operacinė sistema į iPhone telefonus užsuko ir naudinga aplikacija Health. Ji man padeda sekti savo žingsnius, nubėgti atstumą, kalorijų kiekius ir kitą naudingą informaciją susijusią su sveikata. Dar vienas privalumas – piršto atspaudus atpažįstanti technologija Touch ID. Atrakindamas telefoną arba norėdamas patvirtinti pirkinius tokiose parduotuvėse kaip App Store, vietoj slaptažodžių galiu tiesiog perbraukti pirštu per pradžios mygtuką. Tai beje, šiuo metu tiksliausiai veikiantis piršto atspaudo jutiklis. Mano išvada – iPhone 6 turi savo charizmą, tai išskirtinis išmanusis. Jis puikiai tiks visiems, kurie nori solidaus, puikiai fotografuojančio ir paprastai intuityviai valdomo telefono.